Panemunėlio Šaulių namai. 1935 m. vasarą Panemunėlio miestelyje prasidėjo ypatinga iniciatyva. Šauliai su kitomis visuomeninėmis organizacijomis ruošėsi statyti Šaulių namus. Naujas medinis pastatas iškilo miestelio kelių kryžkelėje, kitoje kelio pusėje priešais karčiamą. Naujos patalpos tapo visuomeninių organizacijų veiklos centru ir visos parapijos kultūros centru. Jose buvo įrengta erdvi salė, įsikūrė Saulės biblioteka, Valsčiaus administracija. Valsčiaus administracija labai priešinosi parapijos prieglaudos statybai. Su minėtų namų statyba susijusius dokumentus paslėpė antrame aukšte prie kamino. Paryčiui kilo gaisras. Sudegti spėjo tik stogas. Dokumentai nesudegė, nes nuo ugnies įkaitusio kamino plytos užgriuvo ant bylų. Panevėžio vyskupijos dokumentuose randame įrašą. Už tokį visuomenės priešinimą Valsčiaus sekretorius gavo 4 metus kalėjimo. Viršaitis, pasėdėjęs kiek laiko kalėjime, grįžo namo ir prieš pat teismą mirė. Šaulių namai miestelio centre stovėjo iki 1975 metų. Viename kambaryje buvo biblioteka, o kitame gyvenamos patalpos. Salės vieta tapo cheminių trąšų sandėliu.